Sveiki visi mano kanalo prenumeratoriai ir atsitiktiniai žiūrovai. Šiek tiek buvau dingęs iš ekrano, bet po ilgo laiko sugrįžtu vėl su naujais video. Šiandieną kartu su jumis pasidarysim ne šašlykus, ne rūkysim kažką, bet šiek tiek kitokia tematika. Tai bus saldumynai, o šį kartą bus varškiniai su sausainiai. Šitą receptą jau esu išbandęs vieną kartą ir man labai skaniai gavosi, tad norėčiau šiuo receptu pasidalinti kartu su jumis. Kaip mano kanalo publika daugiau vyriška, tai gal šis receptėlis tiks vyram, bet aišku ir moteriams tiks, bet vyrai galės nustebinti savo šeimas, vaikus, žmonas, draugės ir taip toliau. Tad nieko nelaukia, pradedam receptėlį. Prieš tai dar norėčiau tavęs paprašyti, mielas draugė, kad tu užsiprenumeruotum mano kanalą, spaustum prenumeruot ženkliuką, spaustum varpelį, taip tu gausi žinutę nuo manęs, kad aš išleidau naują video. Ir aišku, nepamiršk laikiuką iššauti. Ir aišku, pasidalink, man tai bus malonu. Ačiū tau. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų. Su receptu reikės 500 gramų varškės, 200 gramų sviesto arba margarino, 15 gramų kepimo miltelių, 400 gramų miltų, 15 gramų vanilinio cukraus, po to 200 gramų cukraus ir dar reikės šiek tiek vanilinio cukraus įdėti. Ir viską šitus proporcijas aš dar įdėsiu aprašyme, kad jūs nesuklystumėt ir žinotumėt, kaip daryti. Ir nieko nelaukia, pradedam. Ir daugumą aš viską pasirašiau ir galim pradėti. Tai čia dedam 200 gramų sviestą arba margariną, dedam 500 gramų varškės, reikia viską minkyti reikės. Čia dar iš šitą visą reikalą reikia įsiberti vanilinio cukraus 15 gramų. A few moments later. Daugumaž kaip jau užmaišėt. Dabar turim miltų. Į miltus įpilam kepimo miltelį šiek tiek. Nesidaro. Arbatinį šaukštelį kepimo miltelių. Ir dabar tuos miltus pilam čia ir po biškį maišys. Užsisakiau sijoklį, bet dar neatėjo, tai per dušliuką. Ir jau dabar pradedam maišyti su rankom, nes ten dar yra likučiai vis tiek sviestą. Tai viską tą išmaišysim ir padarysim tokį didelį kamuolį. Receptėlis tikrai labai lengvas. Dabar esu kažkoks atėjo įkvėpims pradėti daryti
ne tik valgyti, bet ir va tokius sausainius, pyragus. Tai labai kažkaip užsikrėčiau tom Instagrame, užsiprenumeravęs labai daug receptų, tai kiekvieną dieną vis randu kažką naują ir vis bandau. Nu ir va šitą receptėlį tikrai išbandžiau, tai šeimyna buvo labai patenkinta, nes tie sausainiai sproga per 2 dienas. Tai nutariu pasidalinti ir su jumis, nes, kaip ir minėjau, labai lengva ir paprasta. Ir aišku, kas svarbiausia, tai skanu. Nu, o dabar jau prasidėjo toksai. Galim pradėti lipdyti kamuolį. Nu, pasidarom tokį kamuoliuką. Padalinsim į 2 dalis. Ir darysim mūsų produktėlį. Na ir dabar pasimsim tokį ginklą, kočėlą ir reikia iškočiuoti šitą mūsų tešlą. Šitos tešlos nereikia labai plonai iškočiuoti, palikit šiek tiek tokią storesnę. Na ir reikalinga stiklinė. Dabar į tokį dubenėlį įsipilam cukrus. Dar šiek tiek vanilinės cukraus. Sumaišom. Nu ir padarom tokios stiklinės tokias apvalės. Rytoj lipsiu į kalnus, jeigu oras leis. Tai pusę kolegom pavaišint bus, o kita pusė šeimynai. Nu ir va. Dabar dedam į cukrų. Sulinkiam. Perlenkiam. Ir dedam.
Ir va tokias manipuliaciją atliekam. Ir sudedam. Tiek vat išėjo man, praeitas iki, kai dariau biškį daugiau išėjo, bet nieko tokio. Ir dabar visą šitą mūsų reikalą, visus tos sausainius dedame į orkaitę 180 temperatūrą nuo 25 minučių ir iki. Šiaip jos kepti reikia 25 minutės, bet mano orkaitėje kažkodėl jie neįsikepia per 25, tai aš laikau netgi visas 40. Tai žiūrėkit pagal jūsų orkaitę. Tai žiūrėkit, kaip jie apskrus. Ir šaunam į orkaitę ir laukiam rezultatą. Ir statom laikrodį ir pradedam nuo 25 minučių iki 40. Dabar pati nelinksmiausia dalis, tai viskas susitvarkyti. A few moments later. Nuo 38 minutės, nežiūrim, ką mes čia turim. Netgi užgaravo. Pasakėlė. Dar karšti, bet biškį jau leidau pailsėti, biškį atšalti, pabandau. Tikrai labai skanus. Nenoriu kalbėti pilną burną. Prie arbatėlės pats tas. Tai būtinai nebijoti stebinti savo artimųjų, savo draugų, savo giminaičių. Ir va toks lengvas barškinių sausainių receptėlis jums keliauja. Jeigu jums patiko šitas receptas, laikiuką, prenumeruokit kanalą, spauskit varpelę, taip jau gausite priminimą, kad aš išleidau naują video. Ačiū, kad dalinatės šiuo video. Na ir iki malonaus. Aš valgysiu sausainukų toliau.